Lietuvos mokslo akademija, tęsdama bendradarbiavimo su Druskininkų savivaldybe, jau antrus metus organizavo Lietuvos mokslo akademijos dieną mūsų mieste. Susitikti su druskininkiečiais buvo atvykęs Lietuvos mokslo akademijos prezidentas profesorius Valdemaras Razumas ir įvairių sričių akademikai. Susitikimai su garbiais svečiais organizuoti Turizmo ir verslo informacijos centre, viešojoje bibliotekoje, surengta Lietuvos mokslo akademijos atstovų diskusija su gimnazistais. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos Vytauto Kazimiero Jonyno dailės skyriuje susibūrė muzikos ir dailės pedagogai, nekantriai laukė akademiko profesoriaus Giedriaus Kuprevičiaus pranešimo Kitoks Čiurlionis. Žinoma šalies kompozitoriaus, dabar jau akademiko Giedriaus Kuprevičiaus žodžiais, Čiurlionį kiekvienas galime pažinti vis kitokį. Jis yra visa apimanti asmenybė, todėl prisilietę prie jo kūrybos, tekstų, paveikslų, muzikos ar fotografijų galime atrasti ne tik genialųjį menininką, bet ir patys save. Čiurlionis sugeba išprovokuoti tave gilesniam mąstymui, kitokiam žiūrėjimui, kitokiam girdėjimui. Ir tai yra didžiausios dovanos, kurios mes galime patirti prisiliesdami prie Čiurlionio. Štai jis ir visuomet yra kitoks. Jis lieka toks, o kai prieinu aš prie jo, kitas, trečias, penktas, aštuntas, jisai kinta, jisai keičiasi, jis pats keičiasi, jisai turtėja. Ir labai džiaugiuosi, kad būtent druskininkai yra ta vieta, kuriuose būnant, bendraujant su žmonėmis, su jaunuomenė, su senjorais, labai jaučiasi ta visur tvyranti čiurlioniško regėjimo dvasia. Man atrodo, kad pamatęs Čiurlionio paveikslą, jis išėjęs į šilą, į mišką, jis ir ten mato, ir karalius mato žalčius, kurių gal ten nėra. Jisai sukuria tą pasaulį, kurį Čiurlionis paliko savo kūrybos palikime. Neseniai Lietuvos mokslo akademijos bendruomenė įsiliejęs Giedrius Kuprevičius sakė, kad išvažiuojami į Lietuvos mokslo akademijos renginiai naudingi ne tik įvairių šalies miestų, kuriuose jie organizuojami gyventojams, bet ir patiems akademikams. Iš tiesų, aš esu ką tik tai dar neapsiplunksnavęs akademikas, dėl to, kad tai vyko visai neseniai, labai netikėtai man pačiam, kadangi į mokslo akademijos rūmus įsiveržė muzika. Tai turbūt yra didelis pripažinimas muzikos meno. Ir iš tiesų dienos, susitikimai, sutarčių pasirašymai, kurie šiuo metu labai yra aktyvūs Lietuvos mokslo akademijoje. Man atrodo, rodo tai, kad akademikai išeina, kaip sako, atveria langus. Jie ne tik su mantijomis, ne tik su labai rimtais veidais, bet jie išeina į labai plačią erdvę ir savo tikrai dideliam galiom, su savo gebėjimais, gal iš tiesų prisidės prie mūsų visuomenės ir intelektualinio lygio kelimo, mentaliteto, perspėjimus galbūt pareikš tokius, kurie mums padės ramiau, stabiliau gyventi ateityje. Aš manau, kad tokie renginiai yra dovana ne tik tai druskininkams, bet ir pačiai akademijai. Dėl to mes iš tiesų pradedam normaliai, betarpiškai bendrauti.